Kaip žmonės nusprendžia, kokius papildus gerti? Draugas pasakė, kad tau reikia vartoti šį maisto papildą. Tikrai FTR'as, jeigu jūsų draugui buvo naudingas maisto papildas, tai tikrai nereiškia, kad jūsų organizmui jo reikia taip pat. Perskaičiau mokslinį straipsnį ir nusprendžiau, kad man reikia šio maisto papildo. Sakyčiau, CTR'as, mokslinis straipsnis gali parodyti, kam papildas yra naudingas, bet nepasakys, ar jo būtent reikia tau. Pamačiau TikTok ar Instagrame ir nusprendžiau gerti šį maisto papildą. DTR'as, socialiniuose tinkluose yra labai daug informacijos, kuri gali būti klaidinga. Pasitariau su ChatGPT. Dėčiau į BTR'ą, ChatGPT gali paaiškinti, kam skirtas maisto papildas, kokie būdingi simptomai esant trūkumui ir kada verta tikrintis, tačiau jisai nežino, kas vyksta jūsų organizme. Pasitariau su savo mitybos ekspertu ir nusprendžiau, kad man trūksta šio maisto papildo. Sakyčiau, ATR'as, pavyzdžiui, jeigu jūs visiškai nevalgote žuvies, visai realu, kad jūsų organizmui galimai trūksta omega 3. Pasidariau kraujo tyrimus ir pasitariau su gydytoju. Neginčtinai STR'as tai teisingiausias būdas išsiaiškinti, ko trūksta jūsų organizmui ir išsirinkti tinkamus maisto papildus.